Sveiki, šiandien žiniuose matysite. Juokauju, juk susirinkome į pinigų pulsą, taigi šiandien laidoje kalbėsime apie tai, kaip $40 bauda nulėmė Netflix'o atsiradimą. Kokia įmonė IPO metu kainavo $7,5 milijardo, nors nebuvo pagaminusi nei vieno produkto. Už kiek buvo parduotas brangiausia pasaulyje automobilis. Kaip manai? Kaip Xi su Macronu konjako reikalus aptarinėjo, kokios bėdos užklupo Gazpromo vadovybė, erdoganomikos viražai, Novaturo pelnai ir daugelis kitų įdomių dalykų. Taip pat nuo visos komandos būsime dėkingi, jog mainais gausime iš tavęs like ir komentarą. Tai užtruks tik kelias sekundės ir nieko nekainuos, o mūsų komandai ir video matomumui bei YouTube algoritmams reiškia labai daug. Ačiū už like, ačiū už komentarus, kad nepraleistum kitų naujienų, spustelk subscribe mygtuką. Taigi, pradėkime. Kol praeitą savaitę visa Lietuva sėdėjo prilipusi prie mėlynųjų ekranų ir stebėjo Eurovizijos bei rinkimų peripetės, Netflix'o investuotojai savo monitoriuose taip pat turėjo į ką žiūrėti. Ir ne, laiką jie leido spoksodami ne į serialus, o į įmonės pirmojo ketvirčio rezultatus. O jie tokie pat įdomus kaip ir kompanijos transliuojami filmai. Norintiems investuoti į Netflix, ieškokit jo tikerių NFLX. Šiaip jau bendrovė per 3 pirmus metų mėnesius sugebėjo uždirbti $2,33 milijardus. Pernai tokio paties laikotarpio laimikis buvo ženkliai kuklesnis ir siekė vos $1,3 milijardo žaliųjų. Įmonės ketvirčio apyvarta taip pat išaugo nuo $8,2 milijardo iki $9,4 milijardo šiemet. Be paliovos didėja ir ištikimųjų Netflix gerbėjų gretos. Jei 2013-aisiais jų buvo vos 35 milijonai, šiandien bendrovė gali pasigirti turinti net 269 milijonus subscriberių. Netflix'o mylėtojų yra daugiau nei gyventojų Rusijoje, Brazilijoje ar Japonijoje. O investuotojams šie skaičiai ne modais. Rezultatų paskelbimo dieną Netflix'o akcijos atpigo 8%. Tiesa, šiuo metu jos vėl kainuoja maždaug $617 už vienetą, o nuo metų pradžios stebimas plus 29% kainos prieaugis. Dividendų įmonė nemoka. Na ir iš kur juos reikėtų mokėti, jei uždirbti Netflix'as pradėjo tik prieš porą metų. Iki to laiko jie dirbo vien tik į minusą, o pats kompanijos startas nebuvo rožėm klotas. Tolimais 2002 metais Netflix'ui paskelbus savo IPO, jos akcijos buvo pardavinėjamos už $15, o bendra kompanijos kapitalizacija siekia vos $300 milijonų. Investuotojai nebuvo linkę tikėti naujuoju verslo modeliu, tačiau Netflix'as visiems nušluostė nosį. Šiuo metu kompanijos kapitalizacija viršė 85 milijardus, o tai 285 kartus daugiau nei verslo pradžioje. Beje, ar žinai, kad Netflix'o įkūrėjas Reedas Hastingas nusprendė pradėti savo verslą po to, kai gavo $40 baudą už laiku negrąžintą Apollo 13 video kasetę, kurią jis buvo išsinuomavęs iš nieko kito kaip Blockbusterio. Anuomet Blockbuster, nežinau ar žinojai, buvo pats didžiausias vaizdo kasečių nuomos tinklas. Visgi pasaulį perėjus prie srautinio pardavimo, bendrovė iš esmės prarado savo auditoriją ir buvo pasmerkta žlugti. Paradoksalu, tačiau išrašiusi baudą Reedui, kompanija techniškai, nors ir netiesiogiai, sunaikino savo verslą. Filmo vertas scenarius, ane? O aš tik primenu, kad serialų žiūrėjimas geras dalykas, tačiau norint užsitikrinti finansinę laisvę, savo laiką geriau investuoti į nuolatinį žinių gilinimą. Ta gali daryti su mūsų kanalu. Spausk like ir subscribe mygtukus, bei kartu su manimi tobulėk apie pinigus ir stebėk svarbiausias finansinio pasaulio naujienas. O ir šiaip, kaip sako patys amerikiečiai, watch more sunsets than Netflix. Paraidžiui verčiant, žiūrėk daugiau saulėlydžių, o ne Netflix'o. O štai savotišką saulėlydį išgyvena kita JAV įmonė Peloton Interactive. Ši treniruoklių ir žiniasklaidos bendrovė savo šlovės apogėjų buvo pasiekusi COVID metais. Pandemijos nualinti, namuose uždaryti ir non-stop savo bėdas užvalgantys žmonės anuomet negailėdavo ir keletos $1000 ištaikingiams Peloton bėgimo takeliams ar stacionariems dviračiams. Deja, bet baigėsi COVID'as, nutrūko ir įmonės sėkmė. Nuo pat 2020-ųjų Peloton nepavyksta uždirbti pelno, o kompanijos nuostoliai auga jau 13 ketvirtį iš eilės. Kadaise 60 milijardų kapitalizaciją turėjusi įmonė šiuo metu yra verta vos $1,3 milijardo. Ir čia Pelotono bėdos nesibaigia. Kompanija yra prasiskolinusi iki ausų arba iki paskutinio dviračio. Jos skola kovo 31 dieną siekia $1,7 milijardus, beveik 30% daugiau nei pačios įmonės vertė. Pats Pelotonas tvirtina, jog ji glaudžiai bendradarbiavo su savo skolintojais JP Morgan ir Goldman Sachs dėl refinansavimo strategijos. Visgi ore jau kurį laiką sklando gandai apie tam tikrų privataus kapitalo įmonių siekius išpirkti Pelotoną. Nuo kol vyksta derybos, ilgametis bendrovės CEO Barry M. Carty
nusprendė visą savo laiką skirti pasivažinėjimams dviračiu. Jis atsistatydino. Rinka šį žingsnį sutiko gan pozityviai. Per vieną dieną Peletono akcijos pabrango 14%. Šiuo metu vieną kompanijos akciją gali pagriebti už maždaug $4. Tiesa, vien tik per pastruosius 12 mėnesių įmonė yra netekusi beveik 50% savo vertės. Tad jei nori investuoti į šią bendrovę, siūlyčiau palaukti bent jau iki naujo viruso atsiradimo ir lockdowno. Be jo kompanijai vargu ar pavyks išsikapstyti. Itin skubiai naujo virusėlio reikėtų ir Modernos įmoniai, Tikeris norintiems investuoti mRNA. Ši Massachusettso farmacijos ir biotechnologijų bendrovė taip pat negali pasigirti gera finansinė sveikata. Pasirodo, jog per pirmąjį šių metų ketvirtį Moderna patyrė $1,2 milijardo grynąjį nuostolį. Nenoront peršasi mintis, kad visi pasaulio žmonės per metus staiga pasveiko, ar bent jau nustojo skiepytis. Juolab turint omenyje, kad pernai tuo pačiu laikotarpiu kompanija uždirbo 79 milijonus žaliųjų. Modernos pajamos taip pat atrodo lyg infekcijos pasigavusios. Jos sumažėjo net 10 kartų. Taip, 10 kartų, o ne 10%, lyginant su praeitais metais. Nuo $1,86 milijardo iki $167 milijonų. Jei taip ir toliau, plika akimi be mikroskopo neižvelgsime ne tik koronos viruso, bet ir Modernos apyvartos. Beje, įdomus faktas. Nors Modernos kompanija yra savotiškai naujokė vakcinų gaminimo sferoje, ji susikūrė tik 2015 metais. Jos IPO buvo didžiausių pirminių viešuojų siūlymų biomedicinos srityje. Vos paleista į prekybą Nasdaqo biržoje kompanija buvo įvertinta $7,5 milijardais. Tik bet keblumas, už ką buvo pasiryžę mokėti investuotojai, lieka paslaptimi, nes anuomet įmonė dar nebuvo pagaminusi ne vieno produkto. Šiandien mokant $121 už vieną akciją, bent jau aišku, kad perkama ne švirkštas maiše. Atsiprašau, ne katė maiše, o vienos pagrindinių pasaulyje vakcinų gamintojų aktyvus. O pati Moderna į ateitį žiūri gan pozityviai. Nors kompanijos vertė nuo sausio pradžios yra sumenkusi 12% iki $43 milijardų, pati įmonė prognozuoja, jog metus užbaigs su maždaug $4 milijardų apyvarta. Covido vakcinų jau niekas neperka, tad vėlgi nenorom susimastai, ką šį kartą jie ketina pardavinėti. Matomai, nauji virusai atrieda atidunda. Žinau, kad čia yra aštri tema, bet man būtų įdomu išgirsti tavo nuomonę apie COVID, apie skiepus ir visą tai, dėl ko ilgai buvome uždaryti ir negalėjome gyventi normalaus gyvenimo. Lauksiu tavo komentarų. O vat populiarūs Aston Martin automobiliai rieda vis lėčiau. Jei ne jie patys, tai bent jau juos gaminantis holdingas. Šiuo metu šis britiškas prabangių sportinių automobilių gamintojas važiuoja per išties neįspūdingą finansinio greičio ruožą. Pasirodo, per pirmąjį metų ketvirtį kompanija padvigubino savo grynąjį nuostolį, nepelną, nuo 57 milijonų pernai iki 111 milijonų svarų sterlingų šiemet. Išvertus į europietišką valiutą, minusas siekia 128 milijonus eurų. Dešimtadalis sumenko ir įmonės apyvarta iki 268 milijonų. Per 3 mėnesius bendrovė šipino viso labo 945 automobilius. Vėlgi, tai net ketvirtadaliu mažiau nei prieš metus. Štai kodėl Aston Martin modeliai neįtin dažni svečiai Lietuvos keliuose. Tiesa, jų kaina irgi nėra maža, todėl nedažnas lietuvis juos ir įperka. Vidutiniškai šio brendo automobiliai kainuoja apie 270 000 eurų, tačiau pasitaiko ir žymiai brangesnių eksponatų. Kitaip ir būti negali. Priešingai nei daugelio kitų automobilių gamintojų, Aston Martin transporto priemonė yra visiškai handmade'inės. Tai reiškia, kad kompanijos darbuotojai savo rankomis pagamina ir surinka visus iki vieno automobilio komponentus. Net sėdynių siūlės Aston Martinuose yra tvirtinamos rankiniu būdu. Štai iš kur tokios pasiutusios kainos. Beje, Aston Martinui priklauso ir brangiausiai pasaulyje parduoto automobilio rekordas. 2017-aisiais įmonė įsigudrino prastumti DBR1 modelį aukcione už stulbinančius 17 milijonų svarų sumą. Ir žinoma, nusipirko jį ne Jamesas Bondas, nors jo filmuose šios markės automobiliai pasirodo nuolat, o privatus anonimų išlikti panorėjęs autofanatas. O mėgėjams investuoti į prabangius automobilius gaminančias įmonės šiuo atveju patarčiau nespausti gazų iki dugno, o veikiau spūstelti stabdžių paminą. Kodėl? Nes pastaruoju metu auga ne tik Aston Martin automobilių kainos, bet ir kompanijos grynoji skola. Per paskutinius 3 mėnesius ji padidėjo 20% iki 1,04 milijardų svarų. Tokie milžiniški įsipareigojimai kelia daug galvos skausmo įmonės investuotojams, o tai atspindi ir rinkoje. Nuo pat 2018 metų, kuomet Aston Martin buvo įtrauktas į biržos prekybos sąrašus, jos akcijų kaina nuolatos krito. O šį nuopolį tikrai galima pavadinti Fast and Furious, greitu ir pasiutusiu. Jei kadaise nusipirkus vieną įmonės akciją kišenės patuštėdavo 40 svarų, šiuo metu viena akcija te kainuoja vos 1,4 pinigų. Jei ir tu turi prispirkęs Aston Martin akcijų už tokius kosminius pinigus, pasidalink savo patirtimi komentaruose. Man tikrai būtų įdomu išgirsti.
O štai didelio susidomėjimo sulaukė ir Kinijos vadovo vizitas Prancūzijoje. Kodėl? Na, viena vertus tai buvo pirmasis Kinijos prezidento Jinpingo vizitas Europos Sąjungoje po 5 metų pertraukos. Kita vertus, šis politinis vojažas gan netikėtai paveikė ir stipriuosius gėrimus mėgstančius investuotojus. Kvepia alkoholizmu? Anaiptol, pasirodo, šalies vadovai aptarinėjo ne tik geopolitinius iššūkius, o ir prancūziško konjako prekybą. Makronas padėkojo savo kolegai iš Kinijos už tai, kad jis pasiruošęs atlikti išsamų antidempingo tyrimą konjako klausimu. Maža to, prancūzų diplomatiniai šaltiniai tvirtina, kad viso šio tyrimo metu Kinija netaikys mokesčių ir muitų prancūziškam konjakui. Įtariu, kad užsitęs ši ekspertizė tikrai ilgam. Bet kuriuo atveju šių žinių užteko tam, kad dviejų prancūziško konjako gamintojų Rémy Cointreau ir Pernod Ricard akcijos šautų į viršų it šampano kamštis. Rémy Cointreau per vieną dieną pabrango 3,4%, o Pernod Ricard 6,7%. Tokiu būdu jos tapo top performerėmis Prancūzijos akcijų biržoje. Jeigu norėtum investuoti į šias kompanijas, ieškok jų tikeriais RCO Rémy Cointreau ir RI trumpoji Pernod Ricard. Šios kompanijos moka šiek tiek daugiau nei 3% metinių dividendų, o jų akcijų kaina atrodo visai patraukliai. Na, abiems kompanijoms Kinija tai bene daugiausiai pajamų nešanti rinka, tai tikėtina, jog ateityje jų kainos kils į viršų. Siūlau kartu su manimi atidžiai stebėti tolimesnius šių gamintojų rezultatus. Na, o kol prancūzai sėkmingai girdo kinus, rusams irgi prireikia taurelės kitos nervų nuraminimui. Nors nuolat nuogąstavimo, kad sankcijos prieš Rusiją nėra pakankamos ir neatneša trokštamų rezultatų, pati Maskva ištaisė šią situaciją, kuo puikiausiai nusprendusi nutraukti dujų tiekimą į Europą. O to pasekmės skaudžiausiai pajuto Gazpromo akcininkai. Pirmą kartą per beveik ketvirtį amžiaus kompanija paskelbė patyrusi nuostolius. Minus 629 milijardai rublių arba minus 6,9 milijardai JAV dolerių už 2023 metus. Norėčiau tik priminti, kad 2022-aisiais, dar iki dujų karo pradžios, situacija atrodė visiškai kitaip. Anuomet įmonė uždirbo 1,2 trilijono rublių arba 13 milijardų dolerių pelną. Be to, ši kompanija antiek pripratusi prie Kremliaus protekcijos, kad nuostoliai jai išties gan istorinis įvykis. Iš esmės, tai tik antras kartas per visą įmonės gyvavimo laikotarpį, kuomet Gazpromas dirba į minusą. Na, ne tik dirba, bet ir nieko neparduoda. Šiais metais daugiau nei per pusę sumenko ir bendrovės pardavimai – nuo 125 iki 47 milijardų rublių. Bloombergas pažymi, kad tokia situacija susiklosti ne tik dėl dujų importo į Europą apribojimų, bet ir dėl veiklos sąnaudų didėjimo. Visgi, kranelio į vakarus užsukimas naudos įmoniai tikrai neatnešė. Šiuo metu Gazprom ir toliau dujotiekiais transportuoja dujas į kelias Europos šalis, tačiau tiekimo apimtys yra mažiausios nuo pat 1970 metų. Maskvos birža netruko sureaguoti į visas šias naujienas. Kompanijos akcijos iš karto atpigo beveik 5%. Mes šios energetikos korporacijos akcijų duotuoju momentu įsigyti negalima dėl visų po karo Ukrainoje įvestų apribojimų. Tačiau net jeigu ir galėtume, tikrai to nerekomenduočiau. Belieka pasidžiaugti, kad nupjovę šaką šiuo atveju dujotiekį, ant kurio patys ir sėdėjo, rusai tik dar labiau paskandino savo ir taip neblizgančią šalies ekonomiką. Tuo, kad Rusijai nesiseka, turbūt paplos kiekvienas lietuvis, bet taip pat prastai sekasi ir Turkijos ekonomikai. Balandžio mėnesį infliacijos šioje lietuvių pamėgtoje atostogų šalyje padidėjo iki sunkiai protų suvokiamo 70%. Iki rekordinės Argentinos jiems dar tolokai. Buenos Aireso metinė infliacija kovo mėnesį siekė iš viso 287%. Visgi panašu, jog Erdogano ekonomikos pasekmes turkai jaus dar ilgai. Ilgą laiką priešinisis palūkanų normų kelimui šalies prezidentas faktiškai privedė valstybę prie bedugnės krašto. Nors šiuo metu Turkijos centrinis bankas yra padidinęs bazinės palūkanas iki monstriškų 50%, vien tik praėjusį mėnesį vartojimas šalyje pabrango 3,2%. O mes dar skundžiamės, kad pas mus viskas brangsta. O štai vienas didžiausių Lietuvos kelionių organizatorius Novaturas skųstis priežasčių tikrai neturi. Matyt, suvilioti silpnos lyros tautiečiai šluoja bilietus į Antalijas ir Stambulus, ko pasiekmes matosi ir įmonės pelno nuostolio ataskaitoje. Pasirodo, kad 2023 metais kompanija užsikalė 1,75 milijono eurų grynojo pelno. Tai net 2,5 karto daugiau nei 2022 metais, kuomet bendrovei pavyko uždirbti vos 685 tūkstančius eurų. Kelionių ištroškę lietuviai net 10% padidino ir Novaturo pardavimus.
eurus. Pernai bendrovės pajamos viršijo 119 milijonų eurų. O vat įmonės vadovybės pozicijos dividendų klausimų nepakeičia net sausakimši kompanijos lėktuvai. Paskutinį kartą dividendinius mokėjimus atlikusi 2018-aisiais, bendrovė jį nesiruošia mokėti ir šiais metais. Jei ši žinia tavęs neatbaido, Novaturo akcijų gali įsigyti Vilniaus Nasdaqo biržoje. Jei visgi esi dividendinio investavimo mėgėjas, siūlau tau stebėti mano dividendinius portfelius, kurie moka tikrai aukštus dividendus, ne taip kaip Novaturas. Tam tau reikia turėti paskyrą Freedom24 platformoje. Užsiprenumeruoti mano investicinius portfelius gali paspaudus ant nuorodų šio video aprašyme. Nu, jeigu nori ne tik stebėti mano investavimo kelionę, bet ir imtis veiksmų, visada esi laukiamas svetainėje pociūnas.lt, kur gali užsiregistruoti į konsultaciją, kur vienas iš mūsų komandos narių pasigilins tavo situaciją ir padės pradėti arba tinkamai tęsti investavimo kelionę. O štai klausimų draudimo bendrovės Compensa Vienna Insurance Group atžvilgių kilti kaip ir neturėtų. Pasirodo, jog ši negyvybės draudimo kompanija pernai išaugino savo pelną daugiau nei dvigubai – nuo 3,8 milijonų 2022 iki 8,2 milijonų eurų praeitais metais. Nežinia, ar lietuviai tapo atsargesni, ar šiaip draudiminių įvykių Baltijos šalyse sumažėjo. Visgi fakto nenuslėpsi, bendrovė gan neblogai uždirbo. 19 procentinių punktų pakilo ir Compensos negyvybės draudimo bendrovės pajamos iki beveik 237 milijonų eurų. Taip sakant, better safe than sorry. Na, o Compensos motininė įmonė Vienna Insurance Group tikrai nusipelno stambios žuvies titulo. Šiuo metu tai viena didžiausių tarptautinių draudimo grupių Vidurio ir Rytų Europoje, o jos paslaugomis gali pasinaudoti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose 24 Europos valstybėse. Jei tiesioginės šios kompanijos paslaugas tavęs nedomina ir apsaugoti savo turto ar gyvybės nenori, gali bent jau nusipirkti jos akcijų. Jos pardavinėjamos Vienos biržoje maždaug po 30 eurų už vienetą. Kompaniją gali surasti tikeriu VIG. Taip pat jie moka beveik 4,5% metinius dividendus. Nu, jeigu tiesiog trokšti užsitikrinti savo finansinį saugumą, joks draudimas tau pilnai to negarantuos. Tam tau reikės nuolat didinti savo finansinį išprusimą, investuoti pinigus ir stebėti ekonominės pasaulio naujienas, bei nuolat ieškoti naujų investicinių taikinių. Aš ir mano komanda esame labiau nei pasiruošę padėti tau visais šiais klausimais. Mainais nieko brangaus neprašome. Mums užteks tavo laiko ir tavo komentarų. Tad laukime tavo įžvalgų apie mūsų kuriamą turinį ir iki kitos savaitės. Iki. Subscribe. Tai čia Hijipingas kažkoks. Ne, Hijipingas čia vardas. Vienas prezidentas gyvenantis Prancūzijoje? Ne, vizitas. Pernod Ricard. Pernod Ricard. Taip ir paliekam. Pernod Ricard ir Remy Cointreau. Tai pavadinimai.